Prisipažinsiu, Marijonai, kad čia akimirką pasaulis, man atrodo, toks mažas, o Lietuva tokia didelė. Man atrodo, kad kiekviename pasaulio kampelyje gyvena 100,000 lietuvių ir šiandien jie susitelkę, laukia iškilmingos akimirkos, tautiškos giesmės giedojimo. Na, ar iš tikrųjų taip yra? Mes mėginsime sužinoti, nes kaip tik šiuo metu stengiamės tiesiogiai susisiekti su Londonu, arba Panevėžiu, arba Pakruoju, arba Otava. Tu buvai pasakęs teisingą atsakymą, su Panevėžiu. Pirmiausia, pradėsime nuo Lietuvos, nuo savo krašto. Ir kaip tik Panevėžyje dirba mano kolega, TV3 žinių žurnalistas Mindaugas Rainys. Ir noriu pasakyti, kad ne tik jis, bet ir kiti TV3 žinių tarnybos žurnalistai, vyrai, nes dėja moterų niekas neėmė, jie plaukė kartu su kitomis įgulomis. Buvo tūkstantmečio Odisėjoje, rengė reportažus apie šią Odisėją TV3 žinioms ir kitoms laidoms. Ir aš labai tikiuosi, kad Panevėžyje taip pat susirinkę tiek daug žmonių, kaip ir čia Klaipėdoje. Juo labiau, kad tenais šiuo metu vyksta Andriaus Mamontovo koncertas. Tai mes turėsime tiesioginį ryšį su Andriumi? Aš nežinau, ar mes turėsime tiesioginį ryšį su Andriumi, bet aš tikrai žinau, kad mes turėtumėm turėti tiesioginį ryšį su Mindaugu. Labą dieną Lietuva, labą dieną Klaipėda, labą dieną visas lietuviškas pasaulyje. Mes esame Panevėžyje, kur čia taip pat, kaip ir visoje Lietuvoje, visame lietuviškame pasaulyje, šiandieną bus minimuma, tūkstantmečio diena. Diena, kuomet visi kartu, susikibę už ranko, visame pasaulyje sugiedosime tautinę giesmę. Ir Panevėžyje čia koncertuoja Andrius Mamontovas, kuris sustabdys savo koncertą 9 valandą ir 9 valandą kartu su visais panevėžiečiais taip pat sugiedos tautinę giesmę. Andrius Mamontovas, kitame gale. Sveiki visi, mus mato visa Lietuva. Visiškai neužilgo, lygiai 9 valandą Lietuvos laiku, viso pasaulio lietuviai, visi, kurie tik gyvena, dainuos tautinį giesmę ir mes su jais kartu. Visi, kurie to nežino, dar turite šansą prisijungti prie mūsų visų. Taip, ir mes pakalbėjome su Panevėžiu ir kaip minėjome, kokį dar Europos miestą paminėjome, be jokios abejonės Londonas. Londonas, kur neabejotinai labai daug gyvena lietuvių. Ir mes su Londonu kartu dainuosim. Bet kol kas mes neišgirsime, kaip dainuoja Londonas, bet pasiklausysime, kaip dainuoja Vilius ir Violeta Tarasovai. Taip, Vilius ir Violeta Tarasovai. Negi praradome ryšį ir su Viliumi ir Violeta? O jie kur, Londone? Kiek žinau, turėtų būti čia, Klaipėdoje, kruizinių laivų terminale, bet... Aš jau girdžiu, jie eina į sceną. Taip. Širdį užlieja nerimo banga, nuotaika keista pajuntu staiga, sklaidosi rūkas akyse ir kažko nerimsta dvasia, vėl audros siaučia manyje. Vėliai ir vėliai praeitin grįžtu. Ačiū Violetai ir Viliui, o mes atrodo jau turime ne tik Panevėžį, tačiau mes pagaliau susijungėme su Londonu ir Londonas, jeigu dabar kokios nors piktosios jėgos nenukirps to tobulo ryšio su tuo miestu, mes tuoj pat pasišnekėsime. Londonas, ar mus girdite? Labas vakaras lietuviai. Lietuviai Lietuvoje, lietuviai pasaulyje, pasaulio lietuviai. Labas vakaras Didžiosios karalystės lietuviai šiuo metu betostogaujantys Lietuvoje. Mano vardas Justė, aš esu iš Kauno rajono Garliavos, šiuo metu kaip ir mes visi iš Londono.
Taigi šios nuostabios tūkstantmečio Odisėjos ir paties didelio tūkstantmečio sukaties proga mes, Didžiosios Britanijos lietuviai, padedami Lietuvos komercijos rūmų Didžiojoje Britanijoje, susirinkome čia, Londone, išeivijos sostinėje, prie laiko ir Londono simbolio Big Beno, kur po kelių sekundžių visi nekantraudami laukime, kada pradėjome dainuoti tautišką giesmę. Taigi, įdomu, kaip jaučiasi mūsų dalyviai. Kodėl čia atėjai šiandien? Tai jau gimtadienį švęsti. Ne jūsų, ne mano, Lietuvos. Super, super. Man tai kaip atrodo, Oi, daug geriau nei dabar, daug gražesnė ir daug žalesnė nei dabar. Super. Aš šitų gražių žmonių irgi paklausti. Sakykit, kaip jūs manot, kiek tūkstančių milijonų pasaulyje dabar Lietuvos įmonės? Manyčiau, kad visi lietuviai visame pasaulyje paminės Lietuvos tūkstantmečio jubiliejų. Super, super. Taigi, smetuoj repetuotis, nes jau to reikės dainuoti. Tikėkimės, lietaus neprišauksim, kaip manot, neprišauksim. Taigi, ką, ruošiamės. Vienas vardas – Lietuva! Kągi, šią akimirką aš tikrai norėčiau pažiūrėti kiekvienam, kuris sako, kad Lietuva yra surūgėlių tauta. Na, kokiegi surūgėlių tauta? Pažiūrėkite, kaip žmonės šypsojosi plačiai Panevėžyje, kaip jie džiūgavo Londone, kaip džiaugiasi visi susirinkę čia Klaipėdoje. Iš tikrųjų, lietuviai šypsosi ir daug. Ir jeigu jau prakalbome apie šypsenas, tai aš norėčiau jums visiems pranešti labai džiugų faktą, kad nuo šio lietuviai galės save vadinti rekordiškai besišypsančią tautą. TV3 žinių inicijuotas projektas Tūkstantmečio Odisėjo šypsena sulaukė nepaprasto jūsų susidomėjimo. Savo šypsenas, kaip dovana viso pasaulio lietuviams, nufotografavo ir užregistravo net 23 614 žmonių. Ir šią didžiulę bendrą šypseną, kuri bus registruojama net Gineso rekordų knygoje, jūs galėsite pamatyti televizijos žinias. Vėliau jis bus paskleistas po visą pasaulį ir tikimės, jog išliks ateities kartoms. Na, o jei dar nespėjote savo įamžintų akimirkų patalpinti internete, paskubėkite. Primenu, kad savo video medžiagą internete galite įdėti adresu www.tūkstantisodisėja.lt. Na, o dabar mes pamėginsime sužinoti, kokios nuotaikos tvyro Panevėžio mieste po tautiškos giesmės giedojimo. Ir jums TV3 už šią iniciatyvą. Prašom, gintarinių burų įgulą, atvykite pas mus dažniau. Mes jūs pavaišinsime arbatėlę anglišką su pienuku. Na, o dabar mes eisime švęsti. Eisime švęsti. Na, mums rytoj darbus dėja, bet vis vieną švęsime kartu ir neatsiliksime nuo jūsų Lietuvoje. Taigi įdomu, kaip švęs mūsiškiai lietuvaičiai. Kaip švęsite lietuvaičiai? Dainuosim lietuvių liaudies dainas. Lašinukus valgysim. Šoksim iki ryto. Na va, kaip mes visi pasilinksminsim. Tai ką? Vienas. Nutrūko? Nutrūko ryšys. Panevėžys nutrūko. Ne, aš iš karto skubu visiems pranešti, kad tai buvo Londonas. Ne, ten buvo Panevėžys, aš žinau, Panevėžys dabar išgražėjęs Lietuvoje. Aš manau, kad mes tikrai dar turėsime tiesioginį eterį su Panevėžiu, bet čia buvo Londonas, čia buvo Londono lietuviai. Šis vakaras yra stebuklų, tai mes jungiame su Londonu, tai su Panevėžiu, tai su Vilniumi. Nesvarbu, visur yra lietuvių, visi giedojo tautišką giesmę, visi džiaugiamės Lietuvos vardo tūkstantmečių. Tai tik, iš tikrųjų, argi tai labai yra svarbu jau, su kokiu miestu čia jungiamės. Na, o aš tikrai labai džiaugiuosi, kad Londone lietuviai taip džiugiai giedojo Lietuvos himną. Ačiū Jums, londoniečiai, Jūs iš tikrųjų išlaikėte Lietuvos dvasią savo širdyse. O kągi mes tęsime, dar kartą norime pasidžiaugti šią didžią šventę, norime pasidžiaugti tomis akimirkomis, kurias šiandien visi kartu sukūrėme.